pergalė kažkam kitam. Todėl, kad čianais, kaip ten bebūtų saloje ir ypač šiuo metu, yra svarbiau ne prizas, yra svarbiau draugystės. Aš tikiuosi, kad mano to bus geriau, ką aš padariau šiandien. Jinai labai susidraugavusi su Marys. Ir jinai pasakė, kas mane labiausiai šokiravo ir nustebino, kad man draugystė svarbiau yra už žaidimą. Tai jau yra blogai. Jinai padarė tokį žingsnį tiesiog nenuspėjamą, nes aš dabar negaliu jos nuspėti. Tai prasme, ką jinai ateity sugalvos ar dar kažką, tai esmė tame, jeigu jau moteris pradėjo tarpusavį tartis, tai yra jau blogai ir reikia tam tikras išvadas daryti. Dieve, aš esu toks žmogus, kad man draugystė už strategijas yra žymiai svarbiau ir nežinau, man labai sunku eit prieš kažką, ten to labiau, jeigu dar žmogus patinka, tai man iš viso tada sunku eit prieš jį. Jinai pradėjo negalvot, ką daro. Jinai jau pradėjo nežaist, o draugauja, jinai čia ilsisi, taip toliau ir taip toliau. Tai yra negerai, tai yra didelis minusas mums, ta prasme lietuviams. Tikrai prisipažįstu, buvau suerzintas tokio pareiškimo. Iš pradžių jinai sakė, kad padarė klaidą, paskui jinai sakė, kad padarė tai specialiai, nes nori turėti draugų finale ar kažkaip va taip, kad jai čia yra va taip svarbiau. Bet kuriuo atveju kažkada jinai meluoja ir jinai vis tiek vienodai šypsosi ir tą patį sako, paskui sako ką kitą ir vis tiek taip Ir kai tu nebesupranti žmogus, kada jis yra, aš sakau, kartais net atrodo geriau Gediminas, kuris kvailai tarėsi. Kvailai elgėsi savo koją, bet bent jis yra suprantamas. O čia yra toks, tai jūs tarėtės, tai aš sėdėsiu, lauksiu, kol jūs tada prieš mane balsuosit. Toks yra kažkoks liktai. Jos motyvų tokio elgesio aš nesuprantu, man buvo kažkaip keista. Nežinau. Aš atvirai pasakius, kaip žmogus esu nusivylęs. Šiandieninis Ugnės poelgis, nežinau, tiesiog prašosi, kad išreikštum požiūrį būtent į ją, į jos tą poelgį, balsuojant. Vienareikšmiškai ji pirma pradėjo žaisti už save. Я не плачу, я точно не плачу. Понимаешь, в чем дело? Утром мне не болело. Нормальная нога была. O kur tu nori eiti? Aš gultis noriu. Sveriu. Matai, apsunkinau komandą, vis sakiau komandai. Okay, there you are. Okay, thank you. There you go. Ačiū. Now, in a few minutes we'll be starting the motor. Just enjoy yourself. We have to bring up the anchor. We'll set a course and then I'll ask you to help me pull up some sails. Okay. We're just going to sail off. And this afternoon we're going to find a nice little cove, maybe go snorkeling, depending on how good the water is, and enjoy ourselves. Okay. Okay? Thank you. Welcome. Yeah. За нас. Так долго уже не пила Кока-Колу. Right. So what should we do? Okay, here we have the halyard for the outer jib. And I would like both of you to work together and pull it up. If you look right at the front there and give it a bit of a pull, see the sail starts to come up? Now, okay, go. Go. Almost there.
Labas, gėlė žydinčiai! Labas ir tau, mano meilė, sakau! Vaida! Aš tave myliu! Aš tikiuosi, kad jie labai gražiai įlipo į tą jachtą ir pamatė ten didžiulį stalą maisto ir paskui jos, prieš tai nuveda juos išsimaudyti. O paskui atidaro duris taip į kambarį, didžiulį tokį, aš nežinau, tenais kokios išmero. Atidaro ten švediškas stalas, pristatyta visokių skanumynų, vaisių, gėrimų, šampano. Daug. Ir paskui galiausiai į lovą su patalynė švaria. Ma ei oleks midagi nagu nii lahedat osanud ette kujutada. Et see auhinnareis oli täiesti täiuslik. Kasgi galėjo būti geriau, nes žuvį gaudyti su kokteiliu rankose, galiausiai tą žuvį jinai pagavo, mes ją sutikė galimybę, iššipėm, patys suvalgėm, Ei taha mõelda selle peale, et peab minema tagasi sinna saare peale, nagu et liiva sees seal magama umbes niimoodi, aga samas see on nagu praegu selline õudselt mõnus feeling on sees, et vabalt jaksab lõpuni olla küll. Šitas prizas, tiesiog fantastika. Geresnio, atrodo, negalima buvo tikėtis. Pasiplaukimas su šitą jachtą, vakarienė, po to pats tas nardymas, tai yra fantastika, nežinau. Aš manau, kad tai yra kol kas pats geriausias ir vienas iš geriausių prizų, koksai galėjo būti čia mums visiems. Saime kõhud täis süüa ja mitte niimoodi, et peame kiirustama, vaid niimoodi saime mõnuga nagu nautida. See oli parim auhind küll, mis üldse võinuks ette kujutada. Aga jah, tõsi ta on, et see minu püütud kala maitses hulka paremini kui need, mis siin nagu, ma ei tea, kelle poolt püütud olid. Thank you. Patiko, aišku, ta vakarienė, tiesiog valgyt ir dar kartą valgyt, nes, aš nežinau, aš pasijaučiau kaip prie kūčių stalo, kada tiek daug patiekalų ir... Kas nenorėtų paplaukioti jachtą, ten pavalgyti, kai esi išalkęs, ar ten gerai pailsėti, kai esi pavargęs. Tai aišku, kad pavydu. Jokinga būtų ką nors kitą sakyti, taip. Dabar faktiškai mano supratimu tragikomiška situacija. Irmantui tikrai pradėjo ta estija nebepatikti. Žinant tai, kad jis yra, šiek tiek nežaboto charakterio, kad kartais jam trūksta pakantumo, tai jam tikrai su ja nebus, manau, malonu bendrauti, jis ten stengsis. Lygiai taip pat jie. Irmantas su Marius visada gerai sutarė ir tuo labiau, manau, jachtoje gerom aplinkybėm. Tai tikrai, manau, turės apie ką pašnekėti, pasidalinti įspūdžiais vienas su kita, paskui atėję abudu jie mums pasakos. Tai bus irgi šaunu. Понимаешь, в чем дело?
Утром мне не болело. Normalная nога būna. Su sveikatėlė tai truputį keisti dalykai. Šiaip aš tikrai puikiai jaučiuosi. 2 savaitės buvo dešinė koja patinusi. Ir iš tikrųjų mane absoliučiai neskaudėjo. Ir šiandien nuo pat ryto pradėjau jausti skausmą, buvo dar nieko. Sugrįžome į šią salą, gėda pasakyti, bet realiai skauda. Realiai skauda ir tai mane labai nervina ir labai liūdina. Jo. Blogai visai. Blogai. Bet tai matyt skylės, если 2 недели так, как теперь начало очень болеть, тогда, может быть, какой там, или вирус, или... Bakterija gal kokia papuolė, infekcija, klijavau, bet vis tiek. Aš prieš 2 savaitės moralo susipriešiu žaizdelę ir negyju. Jeigu nesuku, gali vandens atvežti, kažkolik tai įpina. Puodiuko užteks to? Užteks. Jeigu neišeis viskas į galvą. Если чуть думаю, что ему болело всегда, но так сказать, теперь уже не может идти. Hello. Got some tablets for you? Yes. Take one in the morning and one in the evening. No, about after No, started ache. pain. Pain and it grew up. And now this area. And now I think I can stand on both You can legs. stand on the leg, yeah. Yes. Bet tos visos dalies nejaučiu. He doesn't feel this area. Fingers a bit, but also a hand, something, yeah. Pado kaip padatyti, like Like an eagle's. I can call the doctor and say what he says. But this will just ease the pain. You just start taking it and we'll go. Now, yes? One now and one in the morning. Okay. Dabar vieną, paskui vieną ryte. Okay, thank you very much. Belieka tik melstis, kad praeitų. Ne, tai Nes turėtų jeigu nepraeis, praeiti kažkiek, bent jau pats nežinau. skausmas turi vis tiek Ar aš- numalšti. Ar aš iškęsiu, nežinau. Dabar apie tai negalvok, dabar atsipalaiduok ir stenkis galvoti, kad jau tau lengvėja. Man tikrai lengvėja. Jo. O kur tu nori eiti? Aš gultis noriu. Sveriu vis dėlto. Ačiū. Ačiū. Valgysi? Reikėtų Atnešim tau. stiprius gavus. Nu matai, apsunkinau komandą, vis sakiau komandai. Greitai būsiu panašus kaip į tą gyvatės sodą. Ką? Išgėriau vieną. Būsiu panašus. Gerai, atnešim tau tada šitą maistą. Gerai, aš atsiprašau, aišku, bet... Realiai skauda, kentėjau kiek Nu, galėjau. aš matau. Okei. Skanaus. Davai, eikit, atšals viskas, bus neskanu, eikit. Davai, ate, iki pasimatymo. Laikykitės jūs. Viskas bus gerai. Now I can go on my... What we have decided is you got an infection in the leg,
and we are treating him as a bad infection, but the doctor doesn't think it's a bad infection. It's very common that this kind of things happens in the Robinson, and tomorrow morning at 5-6 in the morning we're deciding if he can compete further on or not. We are keeping online over the night. Okay. So tomorrow I will take a decision if he can continue or not. Is it hurting a lot here? No. Does it hurt? Wow. Pain? Yeah. Måste bara tejpa fast den här eller? Så vi kan lägga en till. Ska du? Okei. Vi ska ta och klippa den där kanalen bara. Aš galvoju, kada vaistų veikimas praeis, kaip aš jausiuosi. Viskas apsivertė aukštyn kojom. Dabar visi truputį pasimetę laksto. Taip, jau reiškia, baigėsi komanda. Ko gero pats bus netikėčiausias balsavimas šitas. Ir man asmeniškai netikėčiausias. Ten balsavimo urnui yra ne vienas, o 2 slapti balsai. Sveiki, Robinzonai. Kaip jau nekartą sakiau, gyvenimas saloje pilnas įvairiausių netikėtumų. Kartais labai skaudžių. Gediminas į žaidimą nebegrįš. Na, o su jumis matomės Robinzono rungtyje. Sėkmės. Šios dienos Robinzono rungtis, kurioje, priminsiu, dalyvauja jau tik 8 Robinzonai, nelengvas testas jų atminčiai. Pirmoje dalyje